Sveiki kolegos, malonu matyti susirinkusius šitoje salėje, puikiai organizuotoje konferencijoje. Ir kaip ir prieš metus, taip ir šiandien aš pratęsiu pokalbį apie DSS procesų skaitmenizavimą. Prieš perinant prie pagrindinės temos pranešimo, siūlau persikelti visiškai netolimą praeitį, tam, kad suprasti, apie ką toliau eis kalba. 2000 metais Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra įsteigė apdovanojimą už pasiekimus DSS srityje. Šio apdovanojimo tikslas buvo ir yra iki šioliai skleisti gerąją praktiką ir patirtį ES šalių tarpe. Skleisti pasiekimus atskirų įmonių darbuotojų saugos sveikatos srityje. Praėjo 9 metai ir pirma Lietuvos įmonė OAB Mars Lietuva Gargžduose pelnė šį garbingą apdovanojimą už darbuotojų įtraukimo į darbo vietų rizikos vertinimo programos įdiegimą. Kokia tai buvo programa? Programos esmė skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti vertinant riziką savo darbo vietose, fiksuoti galimai pavojingus įvykius ir informuoti apie tai DSS tarnybą. Kasgi tie yra galimai pavojingi įvykiai, aš leiskite jums priminsiu ir parodysiu pavyzdį DSS įvykių piramidės pagrindo. Jūs puikiai žinot šitą piramidę, ne kartą jau naudojat mokymuose ir žinote, kad galima užfiksuoti 10 000 galimai pavojingų įvykių ir jeigu mes nereaguosim į juos, tai gali įvykti vos neįvykusių įvykių 1000. Jeigu mes vėl nereaguojame į tai, tai tuomet gali įvykti 100 incidentų, kuriuos jau privalu tirti, žinote, pagal darbuotojų saugos sveikatos įstatymą. Jeigu mes vėl nereaguojame ir įvykiai savaime klostosi, tai gali įvykti, tarkim, 10 nelaimingų atsitikimų ar netgi 1 mirtinas. Tai kokia yra darbuotojų saugos sveikatos specialisto darbo esmė? Darbo esmė yra užkardyti visus galimus įvykius, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Šita programa, kuria buvo įdiegta Mars Lietuva, būtent ir buvo nukreipta į prevenciją. Tai yra fiksuoti galimai pavojingus įvykius. Darbuotojų saugos sveikatos specialistai dirba toje šviesioje zonoje. Proaktyviai. Proaktyvus veikimas, proaktyvus veiksmai, tai yra tie veiksmai, kuomet numatomos galimos pasekmės ir imamasi veiksmų, kad tų pasekmių išvengti. Nes jeigu mes veikiame pilkoje zonoje, tai mes jau ir reaguojame į įvykusius įvykius. Tai įvyko ir mes tik tai reaguojame į juos. Mes neužkardėm jų. Taigi pagrindinis darbas, galimai pavojingų įvykių fiksavimas, darbas šitoje baltoje šviesioje zonoje. Aš radau archyvinės nuotraukas, kurios padarytas prieš 15 metų ir jūs matote, kad Mars Lietuva apdovanoja aktyviai dalyvaujančius darbuotojus, kurie daugiausiai pateikė galimai pavojingų įvykių, užregistravo, į kuriuos reagavo darbuotojų saugos sveikatos tarnyba. Ir pranešime spaudai parašyta, kad per 2 metus buvo gauta apie 2000 neatitikčių. Dabar galim paprastai paskaičiuoti. Metuose yra maždaug 250 darbo dienų. 2 metai 500 darbo dienų. Tai jeigu per 2 metus buvo užfiksuota 2000 neatitikčių, tai vidutiniškai buvo fiksuotos 4 neatitiktis per dieną. Daug tai ar mažai? Sunku vertinti, bet leiskite priminti jums, kad tai yra 2008-2009 metai ir mūsų požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą, įmonių, darbuotojų požiūris, prisipažinkim, buvo kiek kitoks. Dabar pasikeitė korporatyvinė kultūra, pasikeitė mūsų požiūris, daug atėjo korporatyvinių sprendimų iš užsienio ir tikrai, jeigu mes kalbėtume dabar, kad tik tai 4 fiksavimai galimai pavojingų įvykių, tai būtų mažai, bet
2008-2009 metais, tai aš manau, kad tai yra daug, yra didelis pasiekimas. Tokių pavyzdžių sekė ir kitos įmonės, kurios įdegė savo viduje panašias sistemas fiksavimo galimai pavojingų įvykių. Jūs matote čia pavyzdį. Dalyviai, darbuotojai, kurie aktyviai įsitraukė į DSS pokyčių valdymą, buvo skatinami, premijuojami, viešos padėkos ir taip toliau. Taigi ta sistema pradėjo plysti. Praėjo dar kažkiek tai metų ir užsienio šalyse tokiu reiškiniu susidomėjo mokslininkai. Psichologai, sociologai pradėjo tirti tokį reiškinį kaip darbuotojų įtraukimas į DSS pokyčių valdymą. Ir jie pasiūlė vadinti tai vidinė atsakomybių sistema, BAS. Vidinė atsakomybių sistema tai yra darbuotojai, kur nėra pasyvūs prevencinių priemonių stebėtojai, o yra aktyvūs dalyviai ir kūrė bendrą atsakomybės ir įsitraukimo kultūrą. Galbūt aš papildyčiau tai vidinę neformalių atsakomybių sistemą. Ką tyrėjai, mokslininkai pastebėjo? Ir kaip pagrindą tokios sistemos diegimą, jie nurodė, kad tai yra didžiausias dėmesys turi būti skiriamas žmogiškajam elementui, rizikos valdyme. Toliau aš perskaitysiu frazę, kurią, aš manau, reikėtų auksinėmis raidėmis įrašyti visur DSS vadovėliuose ar pranešimuose, kabinetuose ir taip toliau. VAS diegėjai pripažįsta, kad darbuotojai turi neįkainuojamų žinių, patirties, įgūdžių, įžvalgos ir kūrybiškumo. Jų unikalus stebėjimo taškas ir stebėjimo įgūdžiai leidžia jiems nustatyti galimas rizikas ir pavojus, kurių kiti gali nepastebėti. Tai yra DSS specialistų ir tarnybos akis, kurios yra visur. Taip pat psichologai, sociologai nustatė pagrindinius kertinius faktorius sėkmingai diegti tą sistemą. Jų yra tikrai daug ir aš paminėsiu tik tai 4. Mano manimu tikrai svarbius. Pirmas. Kiekvienas turi pripažinti, nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos turi priežastis. Savaime niekas neįvyksta. Žinot, galbūt čia pajuokaujant galim pasakyti, kad savaime krenta vaza nuo komodos, kada vaikai išdykauja kambaryje. Ir kada supykusi motina ateina ir paklausia, kas čia padarė, vaikai sako, jis stovėjo ir nukrito. Mes nekalti. Stovėjo ir nukrito. Tai darbuotojų sauga ir sveikata ir įmonė ne vaikų darželis ir tai ne žaidimas. Tai turi būti aiškiai įvardintos priežastys. Ar profesinės ligos, ar nelaimingo atsitikimo. Malonios jos ar nemalonios, bet priežastis yra. Antras faktorius. Kiekvienas turi pripažinti, kad rizika gali būti nuolat mažinama. Darbuotojų saugos sveikatos specialistas, kuris sako, pas mus įvertinta rizika, viskas tvarkoj, jis iš karto save perkelia į tą pilkąją zoną ir laukia įvykio. Kokio? Nežinia. Ar incidento, ar nelaimingo atsitikimo. Jis neveikia proaktyviai. Nes rizikos vertinimas tai nėra baigtinis procesas. Jis yra nuolatinis. Kiek mes dirbam, tiek ir turim vertinti tą riziką. Faktoriai gali būti įvairūs. Trečias faktorius. Kiekvienas darbuotojas turi suprasti, kad DSS nėra delegavimo ar atsakomybės perkelimo klausimas. Tai nėra joks priedas. Tai neatsiejama kiekvieno darbuotojo darbo dalis. Čia aš noriu pabrėžti, kad kiekvienas darbuotojas, įmonės vadovas, aukščiausio rango vadovas, vidutinės grandies vadovas, padalinio vadovas, komandos vadovas, lyderis, eilinis darbuotojas, kiekvienas turi suprasti, kad DSS yra sudėtinė jo darbo dalis. Nėra tokio dalyko, aš dabar dirbu, o dabar užsiimu DSS. Ne. Tai yra sudėtinė darbo dalis.
Ir ketvirtas faktorius iš daugelio faktorių. Naudodamėsi vidinę atsakomybės sistemą, niekas neturėtų bijoti neigiamų pasiekmių, apie ką čia kalbėjo prieš tai Mačiulaitis Vilius, gerbiamas. Ir čia mes prisimename darbo kodekso 30 straipsnį, kur sakoma, kad darbdavys turi organizuoti mokymus darbuotojams smurto ir priekabiavimo prevencijos mokymus. Dažnas klausimas, prie ko čia smurtas, priekabiavimas ir darbuotojų sauga ir sveikata. Šis faktorius ketvirtas jums atsako į šitą klausimą ir parodo, kad tai yra susiję dalykai, kad darbuotojas negali bijoti ir abejoti, kalbėti apie galimai pavojingą įvykį darbuotojų saugos sveikatos srityje. Taigi, atėjome arčiau, prie 23 metų, mes, kurdami elektroninę darbuotojų saugos sveikatos vadybos sistemą Sauga.lt, skaitmenizavome šį procesą, prijungiam prie bendros mūsų sistemos. O 24 metais ir dabar pristatom jums mobiliąją programėlę. Taigi, darbuotojų saugos sveikatos sistema kartu su vidinė atsakomybė sistema yra visada su jumis. Šalia jūsų ir jūs valdote visą informaciją jūsų įmonėje apie darbuotojų saugą sveikatą, apie jos būklę, apie galimai pavojingus įvykius ir taip toliau. Kaip tai veikia? Trumpai, laiko mes turim nedaug, tad aš labai trumpai tezėmis paaiškinsiu. Darbuotojas gali atsisiųsti programėlę iš savo profilio Sauga.lt sistemoje, bet koks, ir gali nufotografuoti, užfiksuoti galimai pavojingą įvykį savo darbo vietoje ir išsiųsti jums. Jūs gaunate pranešimą. Tarkim, dabar sėdėdami šitoje salėje, jūs gaunate pranešimą, kad jūsų įmonėje, gamybinėje patalpoje atvyko rangovai, jūs aptarnaujantį įmonę ir žirkliniu keltuvu keičia lempą 9 metrų aukštyje arba ten filtrą vėdinimo kondicionavimo sistemoje ir neaptvėrė darbo zonos. Gaunate tokią nuotrauką. Kokie jūsų tolimesni veiksmai? Jūs iš karto paimat programėlę ir įvertinat riziką. Jūs žinote, kur tai vyksta, jeigu to labiau, kad toje patalpoje dar yra juda darbo įrenginiai savaeigiai, kaip šakinis krautuvas, rietuvas, savaeigis vežimėlis ar dar kažkas, ir neaptverta keltuvo darbo zona, tai yra didelis pavojus, ir jūs iš karto vertinat kaip labai didelė rizika. Pavyzdžiui, ten pagal parametrus pasiekmių ir tikimybės, tai būtų geltona spalva. Antras veiksmas, jūs iš karto galite iš registro, kuris yra įdiegtas programėlėje, surasti pažeidimą pagal raktinį žodį. Jūs suvedate keltuvas ir jums išmeta visus pažeidimus, kurie susiję, tipinius pažeidimus su keltuvu ir jo darbo. Pasirenkat darbo zoną, suvedat ir programėlė automatiškai prikabina prie šito užfiksuoto galimai pavojingo įvykio nuorodą į teisės aktą. Teisės aktas tai mobilios darbinės platformos saugaus darbo rekomendacijos, kurias yra paskelbtas VDI. Ir jeigu aš neklystu, 18.10 punktas ten nurodo, kad mobilios darbinės kėlimo platformos darbo zona turi būti paženklinta signaliniu atitvaru ir pastatyti įspėjamieji ženklai. To nėra. Tai iš karto automatiškai programėlė jums prikabina teisės aktą, pavadinimą ir nuorodą į konkretų punktą. Jums nereikia ieškoti ir vesti rankutėmis pagal raktinius žodžius. Kitas dalykas dar, kad rizikos matrica, pagal kurią jūs vertinat riziką, ji yra dviejų tipų. Mes padarėm ir parengėm unikalų produktą. Viena rizikos matrica skirta pavojingų veiksnių vertinimui, kita rizikos matrica skirta kenksmingų veiksnių vertinimui, nes yra skirtumas.
kur yra pavojingi veiksniai ir kenksmingi veiksniai. Taigi jūs įvertinot ir iš karto sprendžiat, kam siųsti tą informaciją. Programėlėje jums yra iš karto pasirinkimas, jums belieka tik tai paspausti varnelę ir pranešimas nueis, jeigu jūs pasirinkot įmonės vadovui, padalinio vadovui, to, kur tai įvyko, visiems padalinių vadovams. Tai yra jau jūsų pasirinkimas, ką informuoti apie galimai pavojingą situaciją ir galite dar prirašyti priedą konkrečiai kažkam: Petrai, nedelsiant stabdom darbą ir atitverk darbo zoną. Ir išsiunčiat. Petras gauna tą pranešimą jūsų ir imasi neatidėliotinų veiksmų, nes tikrai rizikinga, jeigu krautuvo vairuotojas, operatorius nepastebės, kad stovi čia keltuvas žirklinis su pakeltu lopšiu ir gali susidurti. Toliau programėlė jums išrikiuoja iš karto visą darbotvarkę pagal rizikingumo laipsnį, iškeliant į viršų, tai yra tas galimai pavojingas situacijas, galimai pavojingus įvykius, kur yra didžiausia rizika. Tai yra jūsų darbo planas. Kol jūs klausot mano pranešimo gale, jums ateina žinutė, atsakymas į šitą galimai pavojingą įvykį, nuotrauka arba vaizdo įrašas, kur darbo zona atitverta signalinė užtvarų, stovi ženklai, viskas sutvarkyta. Kiek tai užtruko? Tai užtruko tiek, kiek jūs klausot mano pranešimą. Jūs būdami salėje sutvarkėt iš karto visus reikalus. O toliau jau jūs galite registruoti tą neatitikti, spręsti kitus klausimus ir taip toliau. Bet reakcija čia ir dabar. Tai yra proaktyvus veikimas. Nelaukimas įvykio, kada kažkas įvyks, o užbėgam įvykiui už akių. Čia ir dabar. Dar viena sritis vidinio atsakomybių sistemos, tai aš pavadinčiau ją formalių atsakomybių sistemos. Kiekvieno įmonė yra daug atsakingų visokių paskirtų asmenų. Atsakingas už gaisrinę saugą, atsakingas už slėginius indus, atsakingas už pirmos pagalbos suteikimą tokiam padalinyje, kitam padalinyje ir taip toliau. Ir tai labai daug atsakomybių. Ir aš čia parodžiau tokį korinę struktūrą, kai koriai, atsakomybių laukai nedideli, padengia visą DSS atsakomybių lauką. Ir jūs taip pat pertraukos metu gaunat pranešimą, kad vardenis pavardenis, kuris yra atsakingas už gaisrinę saugą ir slėginių indų priežiūrą, pateikė prašymą atleisti iš darbo ir išeina iš darbo. Į sistemą ateina žinutė, jeigu sistema Sauga LT integruota su personalo valdymų sistema, kad tas darbuotojas nutraukia darbo sutartį. Ir jums iš karto sistema signalizuoja, kad jūs turite dvi skyles. Jūs neturite atsakingų asmenų, kurie išėjo iš darbo. Jums reiškia rytoj, grįžtant į savo biurus, reikės imtis neatidėliotinų priemonių, kad paskirti naują žmogų. Suvedant naują žmogų ir priskiriant šią atsakomybę jam, sistema automatiškai priskiria jam susipažinimą su reikiamais dokumentais, instrukcijomis, tvarkomis, mokymais ir visomis tomis kompetencijomis, kuris turi turėti, jeigu jis yra atsakingas už kažkokią tai sritį. Ir sistema neturi sąžinės, jį prakontroliuos, kad tas paskirtasis atsakingas asmo apsimokytų, susipažintų tinkamai, atsakytų į testo klausimus ir būtų pasirengęs vykdyti šias pareigas. Taigi, nieko čia ypatingo nėra, yra tik tai darbas su elektroninė sistema, dėmesingas darbas, kuris padės jums kasdien. Ir jūs turėsite šią sistemą, programėlę, jūsų išmaniajam telefone, kartu su savim, nepriklausomai nuo to, kur jūs esate. Mes dar parengėm tokias tipinę politiką, darbuotojų saugos sveikatos politiką įmonėje. Tai yra pavyzdinė politika, tipinė, kurią jūs galite
išplėtoti, pakeisti pagal savo įmonės poreikius. Kas nori gauti tą politiką, prašau, per pertrauką prieikit prie mūsų stendo, mes spausdintą versiją jums duosim. Kas norit gauti elektroninę versiją, parašykit trumpą žinutę info@sauga.lt, mes jums atsiųsime elektroninę versiją. Na ir baigiant savo pranešimą, aš noriu paraginti visus keisti požiūrį, keisti įrankius ir daryti didelį žingsnį į priekį, į ateitį. Nes, kaip sako Tony Robbinsas, jei darysite visą laiką tai, ką jūs darydavote, jūs gausite visada tai, ką ir gaudavote. O mums reikia daugiau. Tai dėkui už dėmesį, kolegos. Eikime pirmin. Ačiū.